Sveiki sveikučiai, mėgėjai žvejai. Šiandien bandysim žiūrėti karpius. Praeitą kartą aš pjau visur kaime žolę su traktoriuku čia porą dienų, o mano žmonelė tada tuo momentu pasinaudojo progą ir pažvėjojo, ir nepatikėsit. Apdėjo mane ant žvejybos. Tai išlupo vieną karpį 2,6 kg, tai tą buvom patį pirmąjį pagautą pasvėrę. Dėl to jo svorį žinom, kitas karpis toj nuotraukoje bus biški mažesnis, gal apie kokį 1,600 kg, 1,700 kg. Nu ir kiti du dar buvo karpiukai, ne? Bet jau mažesni tenai. Karpiukas ir karosas. Ai, karpiukas ir karosas, tai va, bet jau ten mažesni tokie jau buvo, gal irgi ten pos kokius 700 gramų ir panašiai. Tai va, tai vienu žodžiu labai sėkmingai pasisekė į žvejybą ir aišku sukilo apetitas. Ir kadangi šiandien teko dar į kaimuką vėl trumpam atlėkti, nu tai tą progą sakom, davai pabandom valandėlę. Ir šiandien ta diena, kai kiek čia 32 kokie karščia buvo, tai va dabar toks geras vakaras, nors į vakarą biški kyla vėjas. Ir toj pusėje link Rokiškio, Utenos tos pusės matau kažkokie tamsesni debesis, tai nežinau, gal ten jau tose rajonus ir koks lietutis lyja. Tai vienu žodžiu, netempiam laiką ir bandom greit užsimesti meškeris. Vieną meškerytę užsimečiau, dabar greit biški pašariuko į kitą. Gal kažkiek norėtųsi mažesnės šriklėlės, bet nebuvo pirk dabar parduotuviai, tai pirkau biški didesnės. Tai, o ant kitos meškeris biški mažesnė, tai va ta mažesnė man labiau patinka. Šitas tokios, sakyčiau, čiučiut lengvai per didelės. Bet kai kimba, tai kimba. Ir antrą meškerytę užmetam. Ir žiūrėsim, kas čia gausis šiandien su žvejyba. Biškai įtempsim balą. Dar į tą meškerę pasireguliuosim. Taip, padikim įsijung biškį. Ir... Aha. O. Taip. Žiūrėsim, kas čia gausis. Ir dabar reikia dar šitą biškį įsitempt. O. Ir užsidėsim irgi signalizatorių. Vai. Aišku, gali signalizatoriai biški reaguoti, nes šiek tiek vėjelis kyla. Tai čia gali mums biški šitos signalizatorius judinti. Tai aš gal tą garsą biški atjungsiu. Mums bendram vaizdui labiau reikalinga matyti, kaip pakels signalizatorių. Maniškė fotkina ten. Bando išgauti meną iš kaladės viržinės, tai. Taip. Tai va. Nu gerai, vienu žodžiu, bandom laukti kol kas. Kamerytę išjungiu ir laukim kibimo. Up. Kažkas turi būti. Nes buvo tisimas, o liktai yra, o ten turėtume tolumai matyti, man atrodo. Kas tai sušoko ir veda, bet gal veskim link čia, kad nesupainėt. Karpiukas nedidelis, tai labai net drušlėko, šitą nedrušlėko. O paneimsiu, va, nedidelis šį kartą, jau. Standartas tie mažučiai tokie, 700 gramų čerpoko, va, čerpoko neėmiau. Nu, vis tiek, kaip sakant, imsim. O papa, tuoj. Nu, pasirašim taip ir einu atsikabinti karpiuką. O, vaizdelis prakasta bandelį. Nieko baisaus. Taip, ta antroji meškerė kol kas nieko. Bandam šitą karpiuką pasimti. Op, nu, truputėlį susižydė, nedaug jau. Nu, tampimasi, op. Bet visi renkam karpiukus. Taip? Aišku, valgymui. Pilna čia šitų. Čia šitam tvenkinukė šiaip jie išneršia. Kelis metus padrėt buvo. Tai viskas met būdavo labai mažų pilna. Tai kaip ir nelabai mes jų gailim, nes vis tiek jų nemažai. Ir reikia... Taks. Ir žiūrim. Kokia čia situacija. Boilis, matau, yra. Vėl gumikį pasitaisam. Ir tuoj vėl užsidėsim.
Nu va. Man sekas mažus pagaut, kaip tai žiūriu. Nu ką, nu manęs vieną meškerę nori žmonikį atimti. Sako, eisiu ant kito tvenkinio, tai va tą tau reikės tą imti. Ta bus jo ilgesnė meškerė, yra su mažesnė šeriklėlė. Ir sako, bandysiu, aš sako, žvejot ant to kito tvenkinio. O man palieka vieną. Bandau išsitraukti. Šeriklą tuščia, boilio nėra ir žolėda kažkokia, turbūt betraukiant. Tik vad įdomu, ar betraukiant aš viską pamečiau, ar jau čia buvo nuryji man viską. Turi būti karpiukas, nes gerokai kėlė ir kol kamerį įjungiau, o yra, kažkas bus gero. Tuoj, lauk. Trice, neskubam, o eina čia. O. O. Tai eik va čia, šitam pusėn, Patricija. Va čia. Čia. Arčiau reikia. Ar tai nebėjama, prieita. Nes reikia vandenį kišti. Niekada šį kelt turiu, o. Va, tai va. Nebais didelis. Tuoj. Apa. Nu. O. Išgelbėjai žuvį. Nelabai mes čia išgelbėjom. Gerai, dėk. Oi, dėk ant žemės, aha. O. Jo. Išgelbėja Patricija žuvį. Nu, man šiandien netokie dideli kaip praeitą kartą Jurgai kybo. Boiliai prarijo. Atsargiai, šilka, nelipk. Atsargiai. Neskubėk, man nešakinėk. Per šilkas. O, koksai. O. Nu, tokie va, 700 gramų karpiokai. O, šį kartą biškį toliau užsimetėm. Tai gal sulauksim didesnių. Tikėkimės. Kodėl? Viskas buvo kibimas. Timtelės signalizatorių iki viršaus ir nusileido iki pačios. Tai traukiu, nes greičiausia bus, kad tu žuvytė. O, yra, jaučiu. Tik kol neprisiviliau, reikia šitą pasidėti arčiau, pasiruošti ir bandom mes jį kažkaip prisitraukti. O, kaip bangas juda. Bet labai gerai, jis pats eina link manęs. Apa, oho. O, čia gal biškį bus geresnis, ar ne? Ar kaip ir tie? Nu, nematau, reikia dar biškį. Opa. Op. Ir aišku, lietus tas. Lietus pradeda lynuoti. Aha. Tada, kai traukiau, mačiau, kad boilį turėjo. O dabar paspurtė ir boilį man numušė. O, karosas. A? Ne, čia karosas. Jo. Pilnas žvynis. Blemba. Čia stipriai lis įdomu ar ne? O, gerai. Kol kas metu viską ir kol kas bėgu neslėtų. Tai jo, karpiukas va, vėl karpis didžiausias. Man taip gauna žiūrėt, kad aš karosus pagaunu didesnius negu karpius. Tai va, tas pilnas žvynis. Va. Čia gal yra hibridai, žinai, karpio, karoso, jau tas mišrūnai ir jie nėra grini šitie, nes taip va, tokie 3 kol kas, meškerės va užmetė dar, bet jau kadangi 9:30. Nes galva, tai pavyzdžiui, man tokia į karpio. Va, taip pat man irgi karpiška galva. Hibridas. Jo, tai vienu žodžiu planuojam jau vis tiek tuoj namo važiuoti, kadangi ryt darbai viskas, tai einam, gal šitos 3 įsivalysim, o čia dar pasaugo šitas meškeris, gal dar kažką netyčia ir pagausim. Tai va, kol kas žvejyba pagrindė tokia.